Susipažinkite, prieš jūs naujas Ligitos radinys – Raimondas. Pajutusi, kad kelionės po vakarų Europą manęs netobulina, o tik sekina, nusprendė, kad mudviem pats laikas būtų kreiptis į dvasinės pusiausvyros specialistus. Raimis verslininkas, keliautojas, jau 5 metus viską, ką uždirba, išleidžia kelionėms į Kiniją. Ten jis ieško tikrų ezoterinių žinių, tobulina savo ekstrasensorinės, hipnotinės galias. Turbūt jie mane tokį dvasiškai išbalansuotą, it kokį puzlą surinkti būtų vieni niekai. 3 valandas Ligita jo klausėsi įsižiojusi, karts nuo karto prarydama kokį kinietišką gardėsį, kad nenualptų. Ligita, kodėl tu niekada manęs taip nesiklausai įsižiojusi? Negi tik dėl to, kad aš niekada nebuvau Kinijoje. Bet juk aš turiu sukaupęs nemenką kinietiškų piratinių kompaktų kolekciją. Kiniečiai valgosi šitom palkutėm, suprantam. Tai jie skaito, žinai, kad pirštai, žinai, kaip pirštai taip juda, žinai, tai atseit eina impulsai teigiami į smegenį, žinai, tai šiek tiek gal, skatina kažką, tai, žinai, mąstymą kažkokį, tai, žinai. Šaukštą laikydamas nesiskatina? Aš manau, kad ne, nes matai, čia pirštai, žinai, yra pirštai, nes yra pas kiniečių, žinai, tie visi, žinai, energetiniai pratimai, žinai, visi ant rankų, žinai, ant pirštų padaryti, visi tie konfu, žinai, kiaurai gal perlenda visai per kaulus, žinai, viską. Supranti? Tie taip ir išsitreniruoja? Ne taip jie, bet pas juos kažkaip, žinai, viskas tiesiog yra pastatyta, žinai, ant to. Strėlė tikrai ne taip, žinai. Bent kokiu atveju, kaip ten bebūtų, supranti, tu negali taip valgydamas apsiryti. Aš kažkur nuo 13 metų, žinai, esu pasinėręs į tą, žinai, magijos mistinį pasaulį, žinai. Nuo 13 metų. O kodėl būtent nuo 13? 13 metų pradėjau šito domėti, žinai. Gal dėl to, kad kažkur 13-14 metų, kad jau esi žmogus pradedi, žinai, taip jau bręsti, žinai, pradedi darytis kažkoks tai, žinai, protaujantis, žinai. Ir tas smalsumas atsiranda tokiam amžiui, žinai. Hipnozę pradėjau domėti, žinai, ant šunų, ant kačių treniruodavau, suprantu. Ir kaip treniruodavau? Žiūri, pasiimi šunį, žinai, žiūri, žinai, ir gal duodi kokią jam programą, jis nubėga ten, kur tu nori, žinai. Jeigu neišeina, tai vis tiek jis pabėga, žinai. Ir dabar manęs gatvė, žinai, šunys bėga, tai apibėga iš vis, bėga iš karto. Tai galėsim išeit patikrinti? Galim. Aš sakau, galim. Nes man tekdavo miškuose sportuoti, žinai, žiūrėt bėga toksai, žinai. Kažkaip būsena, kaip į transą tokį įeini iš karto, automatiškai, žinai. Apėga, taip apžiūri, žinai, apėga. Netgi biškai taip aplinki. O bizniai, sakai, va, bizniai darbai, kokie tie bizniai? Kokie bizniai buvo visokiausi, žinai. Buvo labai geri bizniai savo laikų valiutos keitimas, žinai. Ir čia tarybiniais laikais tas jau... Tarybiniais laikais buvo valiutos keitimas, tai mes į dieną užsidirbdavom po $100 maždaug. Į dieną. Tais laikais, kai, žinai, kainavo maždaug pradėjom, kai doleris buvo dar oficialų 63 ar 66 ten kapeiko, žinai, mes pirkdavom ryte po 5 rublius ar po 4 ir vakare po 8, po 10 jau pardavinėdavom. Mes dieną turėjom po $100 kas dieną, žinai, mums taksi laukdavo, žinai. Čia... O ką, iš ko jūs pirkdavot? Kur? Užsieniečių supirkinėdavom, po gatvės vaikštom, žinai, supirkinėdavom. Vakare parduodavom spekuliantam, kurie važiuodavo ten kailinių vežti Graikiją ar kažkur kitur, ar, žinai, kaip prasidėjo čia 88 metai, 89 metai, kažkur va tie laikai yra 87, va. Tai mes kažkur į dieną, po šimą yra per dieną $500 uždirbę. Tais laikais, kai va tie visi dabar veikėjai, kurie yra, ar ne, dirbdavo, žinai, iš kiek? Už $10 į mėnesį ir už 20. Kokie veikiai? Tie, kur dabar milijonus turi. Supranti? Ta prasme, kad, žinai, bet kai lengvai gauni pinigų, žinai, tu lengvai juos ir išleidi, žinai. Bet buvo taip, vasarą dirbi, paskui visus metus gyveni, žinai. Ir tada tau lieka laikas, žinai, kad tu gali kažką gilintis, kažko užsiimti, kas tau tikrai arti širdies yra, žinai. Ta prasme, jeigu tu užsiimsi kokiu darbu, tai, žinai, kuris atima daug laiko, žinai, tu neturėsi kada gilintis šitos dalykus visus. Supranti, nes reikia treniruotis daugiau ar mažiau pastoviai, žinai. Bet šiaip tu tais laikais tu gyvenai vis tiek tokį aktyvų, jaunatvišką, paleistuvišką ir visokį lengvą gyvenimą. Kaip paleistuvišką gyvenimą. Nėra gyvenimas, žinai, nei lengvas, jis nėra nei sunkus. Tiesiog kaip į kiekvieną, žinai,
jaunas, normalus, žinai, žmogus nori linksmintis teisingai, nori, žinai, ir išgerti, nori ir diskotekas nueiti, nori ir šitų, žinai. Nori ir, supranti, kaip to pasakyti, panų nori, žinai. Nu ir kaip tu tos pinigus leisdavai? Labai paprastai, kaip pinigus sovietiniais laikais, nors aš jau sovietiniais laikais pradėjau Kad važiuoti. nebūdavo gi ten, kur tais laikais nebuvo kur Galima išleisti. gert buvo, galima supranti, jeigu tu turi nuomotis būtą, tu turi maitintis normaliai, teisingai, tu nori važiuoti kažkur keliauti, į pietus važiuoji, į Maskvą važiuoji, žinai, važiuoji į Sočį, važiuoji į Jaltą, žinai, pinigai išeina, jeigu tu dirbi 4-5 mėnesius maksimum per metus, žinai, visą laiką turi išgyventi, turi būtą išnuomoti, turi apsirengti kažkur, normaliai, žinai, atrodyti. Ir tada man Kvedaras visą taktiką išaiškino. Ko? Mergų kabinimo. Remio, ką tu galvoji? Dalyką aš jau sakydavau išprovokavau. Nu gerai, ką? Nu ką savo išaiškino? Kvedaras, kai išaiškino. Sako, kad supranti, sako, žinai, kad panas reikia kabinti geriausiai yra pašte. Ne restoranuose, ne diskotekose, kurortuose, pašte, nes supranti, visos vis tiek, žinai, skambina, žinai, namus, supranti, tai va, dėl to geriausia. Po to yra labai, žinai, Ta kaip... prasme ir pigiau daug negu Daug pigiau. kaviniai sėdėti ir... Be abejo, tai aktualu tada, kada nėra babkių kišenėje visai, žinai. Paskiau kabindavom, žinai, gražias panas pasikabinam, žinai, nes ten labai Rusijoje būdavo mėgstami, žinai, vaikinai iš Pabaltijo, žinai. Dar kai jo mes išaiškindavom, kad yra, žinai, pavyzdžiui, Lietuva prie Baltiko ir tos Lietuvos yra dvi. Viena kapitalistinė, kita socialistinė. Kaip Vokietijos, sakom, yra dvi, kapitalistinė ir socialistinė. Taip ir Lietuvos dvi. Tai mes būdom iš tos kapitalistinės. Po to eidavom, žinai, į Ir tikėdavo? Be abejo. Eidavom į turistą eidavom, į turistus, žinai, rusų neįleisdavo, žinai, ir sovietinių žmonių. Mes, žinai, gerai apsirengę, paprastai būdavom, pinigų kišenėse dažniausiai nebūdavo, nes jeigu būdavo, iškart buvo prageriama viską, žinai. Ir supranti, mums tai mes einam, žinai, taip Kvedaras sako, ja, kaminė. Sako, žinai, tai mus praleidžia, žinai. Nu, panų tai nepraleidžia, žinai. Tai mes iš... Ruselio, ne? Ruselio, tai mes jos gero, žinai, tai gerai atrodavo ir pinigų turėdavo matyti, žinai, mes. Tai ką, sakom, почему вас не пропускают, знаешь, так что tu вас как странно, sakom, žinai, tai jau nebepraleidžia, tai mes, sakom, ну как, никуда не пускает вас, так, пойдем к нам, sakom, нашего национального выпьем, žinai. Ateinam pas mus, o nors nacionalinio jau nebėra, žinai, nu, pas mus nieko ten nebūdavo, skirius kelis arbūzus, žinai. Саком, так выпили уже, так саком, ну так как, саком, остаетесь или домой пойдете, как хотите, или вот чай есть, можем угостить, žinai. Tai kurios, o Kvedaras sistemą išaiškino, kurios bei sako, kuriom beiti, geriau sako, va su mumis pabu, žinai, nors pasimylė, žinai, supranti, nors kokie nuotykiai, žinai, o... Nors ir be nacionalinio... Jo, vis tiek kažkas, bakūrė dar ne patys blogiausi, žinai. O ką jos sako, išeis, sako, jo, kas, visi jau pasikabinę, žinai, panas yra, žinai. Arba nuo juodukų gintis. Normalūs bičiai pasikabinę, žinai, o kas, be panų tik juodukai vaikšto, supranti, tokiu laiku jau 9-10 vakarų, be panų tik juodukai vaikšto, daugiau visi jau tikrai turi. O juodukai, supranti, nevaikšto po vieną, jie vaikšto, žinai, gaujomis, po 10 už parankių įsikabinę, žinai, ir jie taip neatstos, žinai, jie kabinas naglai, sako, tak tik čo, обижаешь нас, не хочешь с нами познакомиться, supranti. Tai jom, žinai, alternatyva. Rami, kiek tau metų? 32. Atrodo, tai jaunesnis. Tai koks yra jaunystės receptas? Eliksyras. Visų pirma yra genai. Yra genai. Ilgamžiai paprastai, žinai, ilgai jaunai atrodo, aš esu ilgamžiai, žinai. Gyvensiu 92 metus. Iš kur žinai? Žinau. Biškį matau, žinai, į priekį kas turi būti. Ant rankos viskas yra. Kaip tu gyveni, žinai, priklausom tavo gyvenimo būdo, žinai. Pavyzdžiui, aš užsiminėjau jogą gal kokį 10 metų, žinai. Ir to labiau yra, žinai, aš esu daug vartojęs, žinai, įvairių kinietiškų, žinai, žolių, žinai, jų tradicinės medicinos šedevrų. Nu, tai vat,
Tai padeda, žinai, ne tai, kad padeda, tai, žinai, vat, tai palaiko darbingą organizmą, žinai, ilgai. Pavyzdžiui, vat, yra mano mokytojo nuotrauka, žinai, vat, galėsit pažiūrėti, žinai, jam 70 metų, jis dar neturi nei vieno žilo plauko, žinai. Tai yra specialios praktikos pas juos, tai vadinamos yra cigun, tai yra energetinės praktikos, supranti. Yra vienos praktikos vienuolynuose, uždaruose ezoterinėse mokyklose ir yra labai plačiai paplitę, gal netokia gili tarp žmonių, žinai, ar jis tai būtų tarnautojas, ar komunistas ten koks, ar jis valstietis yra, ypač valstiečiai jie daro rytais vakarais šitas praktikas. Tai va. Nu ir geria tą savo žalią arbatą, pastoviai vartoja elnių ragus, žinai, ženšenį, žinai. Aš tai labai ilgai jaunai atrodo, žinai, kiniečiai. Labai ilgai jaunai atrodo. Ta prasme, ir serga jie, ir miršta jie. Bet jie gyvena sveikai gyvenimą. Bent jau anksčiau, iki ateinant komunistam. Tai jeigu iš tikrųjų būtų tas jaunystės eliksyras kažkoks ir tos žolės teisingos, tai bent man taip atrodo seniai visokios ten grožio industrijos būtų jį nugvelbę ir paleidę. 10 metų man taip pat atrodė. Kodėl, jeigu ten medicina, kaip aš įsivaizdavau, tokio aukšto lygio, kiek aš supratau iš knygų skaitimo ir visko, kodėl jinai nevyrauja pasaulyje? Kodėl? Labai paprastas atsakymas, jis yra absurdiškas, paradoksalus. Todėl, kad niekas rimtai to net nebandė domėtis. Niekas rimtai to nebandė net domėtis. Dėl ko? O dėl to, kad nuo mažų dienų yra įkalta mokyklose ir tėvų ir mamų vaikam, kad baltoji rasė yra aukščiausia rasė. Technikos pažanga, civilizacijos šedevras, supranti, čia yra baltoji rasė. Ten kažkokie laukiniai azijatai, ką jie gali geriau sugalvoti. Tuo tarpu, kai iš tikrųjų laukiniai yra vakarų gyventojai, Amerikos gyventojai, kurie sunaikinė yra indėnų civilizacija. Europos, kur barbarų kraštai visą laiką buvo, niekad nebuvo jokios iš vis civilizacijos čia. O tenais civilizacijos tūkstantmečiais jau stovi. Tūkstantmečiais. Ir tokio lygio civilizacijos, kokios čia niekad nebus pasiektos. Ir ten yra tokio lygio žinios ir tokio lygio kultūra, bent jau buvo, iki ateinant komunistam. Supranti, komunistai vis tiek visko neišnaikino. Tai atsakymas paradoksalus, niekas rimtai nesidomėjo tuo niekuomet. Po biškutį domės ir iš jų juokas, kas domės. Princas Čarlzas domės, okei? Holivudo žvaigždės domės. Tai gal mada dabar eina? Tokia į Tibetą važiuoti ir... Kodėl eina ta mada? Kodėl? Tai atsibodo, europiečiai patys pavargo nuo savęs. Būtent pavargo, dėl to, kad iš čia nieko negalima imti iš tos Europos. Dėl to, kad yra žmonės, kurie tiesiog traukiasi prie šviesos. Kiti galbūt negali sau leisti finansiškai to. Yra žmonės, kurie po truputį bando tai suprasti ir iš jų šaipomas yra. Čia visas paradoksalumas taip yra. Medicina Kinijoje, Azijoje, ar ne? Kur gyvena pusė pasaulio gyventojų. Ta Azija netokia mažutė ten kažkokia, supranti, ten, kaip čia pas mus galvoja, ten gyvena laukiniai, kažkur tai stoli laukiniai, migrantai ir visa kita, jokios ten kultūros, jie ėst neturi už ką. Supranti, 500 milijardo žmonių, ne pusė, aš čia išbraukščiau, pusė pasaulio žmonių naudoja būtent šitą mediciną. Herbų mediciną, akupunktūrą, masažą, energetinę mediciną. Pusė pasaulio sėkmingai labai naudoja. 1000 metų. Jie sveiki, supranti. Tuo labiau vakarų medicina, supranti. Jie negali nieko pagydyti. Jie lygų negydo, išskyrus striperį. Jie negali kitokių lygų pagydyti. Jie tik ligas nustumė toliau, supranti, gilin į organizmą, kurios išlenda po kiek laiko įvairių chroniškų lygų pavydalį, kurios praktiškai jau čia negydomos pas mumis yra. Supranti? Dėl ko tai yra? Dėl to, kad taip vadinama vakarų medicina, kur yra iš vis jaunutė, supranti, kur yra iš vis eksperimentiniam amžiui dar, supranti, kuri galvoja, kad yra čia pasaulio viršūnė, žinai, supranti. Ji negydo priežasčių ligos, ji gydo simptomus. Priežastys išlieka visas. Liga kitaip įsiveržia per kitą vietą pas žmogui. Supranti, kas yra? Kiniečių medicina, bent koks kiniečio daktaras, ar ne? Be jokių brangių ten šitų skanerių, lazerių, visokių švietimų. Pažiūrėjęs pulsą, liežuvį tavo, jis gali 95% geras gydytojas, 100% tikslumų pasakyti, kas pas tave yra.
ir daugumą atvejų labai padeda per savaitę, per mėnesį žmogui. Tokiais atvejais, kai vakarų medicina išvis bejėgė padėti jau žmogui skaito yra. Aš tai esu patyręs ant savęs, aš esu matęs, kas tai vyksta, aš esu... O ką, atsiprašau, kaip tu ant savęs patyrei? Čia ilga istorija, žinai, čia teko kažkada kreipti, žinai, į gydytojus čia pas mus. Aš gavau vaistų, dozės, kaip paskui išaiškėjo, kurios iš viso yra arkliškos. Man prasidėjo alerginės reakcijos nuo tų vaistų. O kas tau buvo, ko tu? Stuburo skausmai nežmoniškai prasidėjo. Būtent nuo to, aš kreipiausi dėl kito. Aš negalėjau iš lovos pasikelti. Aš skaičiau knygas, paskui, ką man daryti, žinai, nes ką man daryti pas daktarus, kaip ir baisu eit, žinai. Na, aš jau tuo laiku važinėdavau į Kiniją, žinai. Nu ką galvoju, važiuosiu, žinai, į Kiniją, ką darysi, žinai. Vis tiek, žinai, jeigu aš tais dalykai, žinai, domiuosi, tikiu, bus pats ta, žinai, išbandyti praktikoje, kas tai yra iš tikrųjų, žinai, ant savęs, ne pas Joną, pas Petrą. 3 dienos skausmai dingo. Be vaistų, be nieko, viena data pagalba. Nežmoniški skausmai, miegot negalėjau. Kiek tu kartų jau esi buvęs Kinijoje? 20 gal. Neskaičiuoju. Aš važinėjau kokie 5-6 metų. 20 kartų taip. Daugiausiai išbūnu po 3 mėnesius, žinai. Esu buvęs tokiose vietose, kur galbūt baltų žmonių nematė, nes ateidavo tūkstančiai žiūrėti. Kaip išeina. Tūkstančiai žiūrėdavo, įsižiūrė į baltą žmogų. O kaip tu ten pakliūdavai tas vietas? Nu, tai su kiniečiais paprašau, kad nuvestų į kokias nors, žinai, tokias vietas, žinai, su tai savo biznio partneriais tariamai, žinai, kur yra kokios šventyklos, kur yra kokie vienuoliai, žinai, kur yra kokie architektūros seni paminklai kažkokie, žinai, kur yra, kad supažindytų su žmonėm, žinai, kurie supranta, kas tai yra cigun, nes Kinijoje negali pasakyti, cigun viskas, bent kokia tokia, žinai, energijos, žinai, va tos, netradyt, tos energijos, kaip sakyti, pas mane ekstrasensorinės, arba, žinai, va šitos, kaip pas mum vadinama, žinai, apraiška ten vadinama cigun yra, žinai. Nu, vat, kad susipažintų žmonėm, kurie žino, cigun, kas tai yra, žinai, nu, tai, vat, ir jie norėdami man įsiteikti, žinai, kaip sakant, nu, veždavo visur, žinai, rodydavo viską, žinai. Ta prasme, tikėdamasi kažkokio tai, žinai, po to dividendų visą kitą, nes aš vis tiek, kaip sakant, aš jiem padėdavau faktiškai, žinai, suvesdavau su vakaruose, žinai, esančiom firmom, partneriais kažkokį tai biznį daryti, ne Lietuvoje, bet Švedijoje, žinai, Skandinavų šalis. Tai va, tikėdamėsi kažko gauti, jie man va šitą darydavo, žinai. Ir esu matęs tokių žmonių, žinai, kur iš viso įkiša, ne tai, kad matęs iš toli bendravęs, kartu buvęs, kažką, mane kažką mokydavo, žinai, kurie įkiša vėlas į 20, žinai, ir jisai paprastas restorano, tokio, žinai, sušikto restorano savininkas, žinai, yra ir po to jis virsta kažkokio tai zoną, neapsimeta, nevaidina teatre, žinai, jisai virsta tikras, prieš tai kažkokia kita būtybė, su nežmoniška jėga stovi, kuri gali ligas gydyti, kažką pranašauti, kažką sakyti. Tai kaip jisai... 20. Ištraukė? Gal ir aš kada nors tai darysiu, nežinau, bent jau buvau įsidegęs. Pabiškai prisipratinu, žinai, kaip taip, nežinai, taip. Jeigu ką ir pasakot, nereiškia, kad čia viešai skirta. Nebandykit to namuose. Na, nebandykit namuose. O kaip tave priima tie cigūni, asai? Jie į tave kaip į turistą kažkokį žiūri, ar kaip jis bendrauja? Ar tu ten paprašai pademonstruoti jų? Taip, paprašysi ne, tiesiog tu turi gauti pasitikėjimą iš pradžių, žinai. O pasitikėjimas įgaunamas tada, kai jie mato, kad tu kažką iš tikrųjų nori suprasti ir kad tu gali suprasti ir kad tu iš tikrųjų kažką jau supranti. Kad tu iš tikrųjų nori, kaip sakant, svetąją svetai gauti, kad tu esi tam pasiruošęs. Tada tu gauni. Aš galiu tikrai patekti tokias vietas, kad, žinai, gal tų žmonių gali neįleisti iš viso. Tai man reikalinga ne dėl liubopistvo, žinai, kaip ir ne dėl to, kad kažkur perteikti, žinai, bet man tai reikalinga, žinai, mano esybei tai reikalinga, žinai. Ne tai, kad pasmalsauti, žinoti kažką, bet kad aš noriu pakeisti gal save, žinai. Aš noriu persisemti visą, suprantu. Nes faktiškai jau kai yra toks noras, to persisemti nebelieka tokių, žinai, tu negali tai panaudoti nei kažkokiem, durniem tikslam, supranti, šitų dalykų, žinai. Nes tai yra tavo gal lygis toks, žinai, kaip dvasinis lygis, kaip vadinasi, žinai, čia kaip pavadinsi, žinai. Bet mane prileidžia visur, priima visur išskėstom rankom, net sveikindami verkia. Aš nesu nei šventas, žinai, nei koks esu, žinai.
su visom ydom, bet, žinai, vat, aš tom gyvenu nuo mažų dienų. Tai man svarbiausia gyvenime. O šiaip jau, sakykime, nu, jie tave priima, o koks šiaip požiūris yra į europiečius? Toks, nu, sakykime, kaip mes juos kaip į barbą? Juos, bet jie nors turi pagrindą tam tikrai. Kaip į mulkius žiūri. Europiečiai mulkiai. Va tokie, žinai, žmonės, va, kurie kažką iš tikrųjų žino. Bet jie nežiūri su panieka, žinai, jie žino, kad žmonės, jie supranta, kad žmonės neturi jokio priėjimo prie realios kultūros, prie realių žinių. O paprastas gal, žinai, kinietis, žinai, jisai toksai žiūrės, o ten kokia technika, žinai, kokia kas, žinai. Šiaip paprastas žmogus, koks kaimietis ar dar kas nors, žinai, jisai, nu, žinai, kaip sakant, ne kaimietis, tarkim, nu, koks biznierius, daleiskim, ar ne, tai jisai žiūrės, ten mulkiai, juos galim mulkinti. Ir mulkina labai sėkmingai. Juos, kiniečius, europiečiai. Ai, kiniečiai, europiečius? Labai sėkmingai. O tu save laikai magu? Nu, aš esu, ne. Tu esi magas? Taip. Daf, 204. Taip. Aš galiu pasakyti, žinai, vat mago kelias, ko skiria, žinai, vat taip iš esmės, ko skiriasi nuo paprasto žmogaus, žinai, kelio, supranti. Supranti, žmogus normalusis gyvena pasiekmių pasaulį, supranti? Teisingai? Magas gyvena priežasčių pasaulį, supranti? Galiu paaiškinti, kaip yra. Pavyzdžiui, mes matom žmonės visi vienodais tam kokiais Versace kostiumais apsirengę ar dar kokom, supranti, visi turtingi, supranti. Čia jau pasiekmė, supranti, visi turtingi. Ir žmogus normalus, o, jie turtingi, jie kažko gyvenime pasiekė, jie yra kieti. Dabar žiūrėsim iš priežasčių pasaulio. Kodėl jie turtingi, mes pažiūrėsim, ne? Vienas galbūt jisai per kažkokią nusikalstamą veiklą turtingų pasidarė. Kitas galbūt, supranti, dirbdamas sutrado večerą, žinai, kažkokį tai verslą sėkmingai vystydamas turtingų pasidarė. Kitas galbūt kažkokia tai genialaus kūrinio ar išradimo dėka tapo turtingas. Trečias galbūt visiškas lochas ir idiotas yra, supranti, grinai iš tėvų paveldėjęs viską yra. Supranti, va čia priežasčių pasaulis, kuo jis skiriasi, supranti? Pasiekmių pasaulį mes manysim visus vienodus. Priežasčių pasaulį mes matysim skirtingus, supranti? Dėl ko? Taip pat yra su ligom, žinai. Depresija paimsim. Čia kaip pavyzdį tik paimsim, ne? Jin gali būti, pavyzdžiui, sukelta kvailo auklėjimo iš vaikystės. Jin gali būti sukelta kažkokios tai traumos, teisingai? Staigaus kažkokio tai pergyvenimo, žinai, labai gali būti sukelta. Jinai gali atsirasti sutrikus kepenų veiklai, sutrikus širdies veiklai, sutrikus inkstų veiklai. Visais šitais atvejais tavo depresija, kuri kaip amžiaus rykštė skaitosi, jin turi būti gydoma skirtingai. Žmogui, pas kurį depresijos priežastis bus daleiskim kepenų veiklos kaip stagnacija, žinai, čia rytietiškai terminai, supranti, bus gydomas šitais antidepresantai, žinai, kurie dar labiau apnuodys kepenis, supranti? Tai yra tiesioginis kelias į savižudybę, nes jim dar tik gilės. Dėl ko taip daug žmonių, kurie žudosi, pas juos randami antidepresantai. Jie iš depresijos padeda paeiti, jie gilina ją, nes jie sudina kepenis, jie kai kurie sudina inkstus, sudina ir širdį sudina. Supranti? Dabar dar ką aš šneku, va šitos dalykus, aš aplamai abejoju, ar tai vakarų pasaulyje žinoma. Kai, pavyzdžiui, netgi šiuolaikiniai komunistiniai Kinijoje, daleiskim, kiekvienas eilinis daktaras šitą žino. Kiekvienas normalus daktaras šitai supranta. Čia pas mus, kaip aš su viena psichologė šnekėjau, jin rašo disertacijas, jinai tyrė savižudžių, žinai. Aš jai šitą dalyką pasakiau, žinai. Jinai mane žiūrėjo, jinai protinga mergina, tarp kitko. Kaip papuastasi lašinius. Čia kažkas naujo, kažkas neaiškaus iš viso. Supranti? Kaip papuastasi lašinius žiūrėjo. Yra pas mus ta pati pasąmonė, kurioje, žinai, yra mūsų protėvių informacija koduota vienai par kitaip. Tai vat yra visos tos magų, žinai, anksčiau žiniuonės ar šamanai, kaip vadinsi, metodikos, kaip supranti, atskleisti savo tas galimybės, žinai, nes šiaip normalaus žmogaus smegenys, žinai, tai pas ten gal tik tai, žinai, 5 dalim, ne 5, ką aš šneku čia, 20 dalim gal apkrautos, tik tai yra gal ne tiek, žinai. Supranti, tai yra didžiausi klodai mūsų smegenyse slypi visko, žinai, sugebėjimai įvairiausi ir visa kita, pavyzdžiui, žmonės hipnozijai, jie gali būti ir kaip tiltas tiesus, jie viską daryti gali, supranti.
Tai va, čia tai ir yra šitas dalykas. Ir, žinai, už tai daug labai europiečių patekė ten į Indiją, visur kitur, žinai, taip, va, žinai, slibapitstva, žinai. Nepasiruošę tam dažnai išprotėję arba iš vis nupūšta, žinai. Arba jiems tiesiog niekas neduoda informacijos normalios, žinai. Pameta kokią antį ir jie pradeda ten, žinai, svaičiat kažką. O tu esi matęs tokių išprotėjusių? Tokių žmonių, kur išprotėjusių, o esu matęs. Taip. Ir ne tiek daug ten, kiek čia. Ir dar netgi per televizorių. Vienasgi Jeruzalę atrado Panevėžy savo kabinete, žinai. Kitas čia toks vaikšto ir aiškino, žinai, mokinių netgi turi pasiekėjų, kad žvaigždutės dangų yra tokio dydžio, kaip mes jas ir matom. Tai. Aš nežiūriu televizijos, žinai, aš mažai gaudavau, kažkaip Lietuvoje dėlas, tiesiog per daug dėmesio tam skiriama, supranti. Ką, koks kyšį, kokį paėmė, ar dar ką nors, nu, žinai. Per daug dėmesio tai politikai skiriama Lietuvoje, supranti. Ir ką, kiekvienas subingalvis kaip apgavo kitą subingalvį, ką ne tai, supranti. Vienas savo tarnauja, kitas mafijai tarnauja, nu tai grinai, o čia bijai tešlagalvį, žinai, lygiai viskas vyksta, supranti. Ir šnekos jų tokiam lygiai, žinai, grinai. Na, aš tau sakau. O ką tu sakai, kaip būni kažkur Kinijoje apie Lietuvą, kai klausia? Kinija apie Lietuvą, nieks jos nežino, kad bus Lietuva. Kas ta Lietuva yra? Aš galiu taip paklausyti, iš Ne, čia pasaulio centras, kad mes galvom, kad pasaulio centras, niekur net nežinoma, kad nebūtų savo